Sveiki, draugai, bičiuliai. Mes ir vėl prie Kauno marių su kolega Egidijum. Toks nuostabus rytas su banga, vėjas į krantą, bet tikimės tai padės prisivilioti didesnių laimikių. Ir kaip visada bandysim vilioti karšį. Egidijau, pasveikink. Labas. Pirmiausia, noriu pasveikinti su 3 vieta. Ačiū. Lietuvos dugninės čempionate B lygoje, šaunuoliai mūsų komanda. Tai ką bandysim šiandien, Egidijau, karščio paieškoti, kaip sakant, ramiai, be presingo, ne? Tikiuos pavyks. Tai likit prisijungę, pažiūrėsim, kaip seksis. Susiradom tašką, kadangi čia esam įsinešę nemažai, kokie 20, daugiau 30 gal metrų. Taškas 26 metrai, labai patogi distancija, turim žalių juostą netoli, tai bus problemų, jeigu bus žuvies. O dabar bandom darytis startinį jaukinimą. Aš pasirinksiu šį kartą startuoti su nemažai matyliaus ir vėliau įtrauksim karpytą dziką. Manau, kokiu 5-8 šėryklas didelės baitapinės ant starto ir pažiūrėsim, kaip seksis. Likit prisijungę. Koks vėjas, nežinau, ar girdėsis. Pasidarėm startinį. Pavadėlis 010, 12 numerio kabliukas. Ir bandysim standartiškai matylius ant kablio ir dzikelis. Karpiukas. Pirma žuvytė, nelegalas karpiukas. Iškart paleidžiu. Čia va karšis, Egidijau, 2 metrus karšis. Judesio yra, bet labai nekonkretus. Bandysim patarkuoti dzikų ir matyliaus. Bet jau malonu rankas į vandenį dėt, nes anąkart, kai buvom, tai buvo dar taip nekaip. Toks kibimas, blemba. Sveiki dar kartą, kaip ten sako, nutiko gyvenimas. Ir
pirmoje vietoje absoliučiai nieko gero. 3 žuvis per 2 valandas, žuvis pakilusi ir nuo 8 realiai numirė visiškai taškai tiek mano, tiek Egidijaus, tai pervažiuojam į kitą vietą, darome startinį šėrimą ir pažiūrėsim, kaip seksis čia. Gal tikėkimės, čia bus geriau. Gyliai panašus, bet čia jau labiau Nemunas, ne Kauno marios. Ką pasidarėm startinį, 5 šėryklas, desimetrinį 009 pavadį su A1 kabliu ir bandysim. Vėjas šoninis, prieš tai turėjom tiesiai veidą, tai pažiūrėsim, kaip čia, ar čia yra žuvies. Ant kranto žvynų radom, tai jau geras ženklas, bet kad žvejų tiek daug nėra, čia nelabai. Turi? Aš galvojau, tu traukiai. Traukiai, sakiau, kad kažką turiu. Negirdėjau. O, gražuolis koks. Dar sako, nevažiuot žvejot. Ant ko užkibo? Ant žyk. Ant žyk. Nu tai reik laukti tada. Ant ilgo išlaukimo. Liuks. Irgi įskaitinis. Irgi ant dziko? Jo. Ant matiliaus neėmė, aš buvau matilių uždėjęs. Tylų ramu. Įskaitinis. Liuks. Kažką įdomaus turi? Oho, stovi. Wow. Eik. Va taip reikia. Turiu ir aš. Yeah! Labai. Wow. Oh. Palieka. Wow. Panašus į mano. Jo. Žiūrovai, ta proga, kad jau surinkom jūsų dėka 1000 prenumeratorių, kaip ir žadėjom, skelbiam konkursą, prizų bus. Tai šiandien bus prizai iš Vadai Jaukai, Brim Brasimas ir GoldPro Brimas. Mums jie labai pasiteisino tiek Kauno mariose, tiek aplinkui Kauno marias Nemune. Taip pat didelis ačiū mūsų rėmėjams žūklės fanai, kurie prisidėjo prie prizo ir padovanojo dar kibirą, kuriam galėsit puikiai išsimaišyti ir laikyti savo jaukus. O jeigu nori daugiau produkcijos, kur jūs galima rasti Vilniuje? Verkių gatvė 46 Vilnius. Tai nepasikuklinkit, užsukit, visada mielai šiltai priima ir patars, padės. O ką jums reiks padaryti, tai atspėkit šio pagauto karšio svorį, pabrėžiu, be graibšto, ir kuris bus arčiausiai atspėjęs, tam padovanosim šį puikų prizą nuo mūsų klubo ir nuo mūsų rėmėjo žūklės fanai LT. Tai rašykit komentaruose savo spėjimus ir išrinksim nugalėtoją. Sėkmės. Ištraukai dar vien. Ai, bet įskaitinis.
Egidijus tyliai sau pasislėpęs. Net neįskaita. Op. Nu va, atitrūko, nereiks atkabinėti. Baigiam žvejybą. Egidijus irgi baigs. Nors planavo ilgiau, bet žodžiu. Egidijau, kokia žvejyba buvo? Sunki. Sunki. Nieko konkretaus, absoliučiai jokio rakto, žuvis atsitiktinė. Pakeitėm lokaciją, čia kažką pagavom ir tiek. Absoliučiai nieko konkretaus. Va, žuvytė. Keli gražus karšiai. Liuks. Ir tiek. Tai nepamirškit mūsų pasekt, likit ant mūsų klubo kabliuko ir iki. Ate.